Sveiki visi. Šiandien labai skaniai gaminsim žuvį. Pilnai neišėjo nufilmuoti, nes mano atminties kortelė kažko tai streikuoja, ar fotoaparatas, nežinau. Taip kad žuvį, štai turiu jūros lydeką. Reikia ją supjaustyti taip smulkiai, išvalyti, juodas plėves, žvynus. Tokią žuvį perku dėl to, kad filė, jeigu nusipirkus, dažnai būna labai vandeninga. Tai geriau tokią nusipirkti ir išdarinėti. Tai štai supjaustam. Ir dabar reikia pasidaryti marinatą. Jau čia įdėjau sojos padažą šaukštą, garstyčių ir česnaką. Štai sutarkavau. Dabar dar dedam pomidorų padažo. 2 šaukštus, čia desertinis, tai dedu tokius pilnesnius. Tai bus kaip 1 šaukštas. Tada dedam grietinę. 2 šaukštus. Receptas kaip visada apačioje video. Išmaišom. Ir gaunam štai tokį marinatą. Dar žuvelę tiesa papipirinam pagal skonį. Druskos. Pilam čia padažą. Visas receptas bus kaip visada po video. Jeigu neatsidaro pačioje video, tai tada paspauskite tokį žodelį daugiau ir atsidaro visos nuorodos, visi receptai. Išmaišom gerai, kad įsimaišytų marinatas, druska, pipirai. Ir paliekam pasimarinuoti. Kuo ilgiau, to geriau. Dabar imam svogūnus. Susipjaustam. Tokiais nelabai smulkiais. Dabar į keptuvę pilam aliejaus, kuriam ugnį. Truputį. Ir pakepam. Tuo tarpu susitarkuojam morką su stambia tarka. Štai maždaug tokiai. Svogūnai apkepė, suminkštėjo.
Dabar pilam morkos ir taip pat apkepam, kol suminkštės. Morkos su svogūnais apkepė, galima išjungti. Žuvelė pasimarinavo, dabar imam kepimo indą. Aš tai tokį turiu. Įpyliau truputį aliejaus. Ištepu, kad mažiau priliptų, kad mažiau darbo būtų. Paskui mažiau grandyti. Dabar imam bulves ir pjaustom tokiais nestorais. Štai maždaug tokių 4 mm storio. Ir dabar gražiai išdėliojam. Taip visas bulves supjaustom. Dabar truputį dar užberiam druskos. Daug neberiu, pipirų. Dėl to, kad padažas yra su soja ir su druska. Dabar dedam morkas su svogūnais. Gražiai viską išlyginam ir dabar dedam žuvelę. Įsimarinavusią puikiai. Uždedam visą padažą likusi. Štai taip, paskirstom lygiai. Dar padažo. Dabar žuvelę paimam sviestinį popierių, štai sušlapinau, uždengiam, kaitinam orkaitę iki 180 laipsnių ir kepsim 35-40 minučių. Reikia žiūrėti, kada bulvės bus iškepusios. Ir štai dabar keliauja į orkaitę. Žuvelę puikiausiai iškepė, kepiau 30 minučių ant vidurinės lentynos. Ir paskui 10 minučių dar įjungiau vėjelį. Tai štai žuvelė minkštutė. Bulvės
Bulvės taip pat labai skanios. Tinka šitas užpilas. Marinatas. Duoda labai gerą skonį. Taip kad dar galima kokių nors salotų ir pasakiškas patiekalas. Tinka netgi šventim. Taip kad skanaus. Gaminkit, sėkmės. Ir dar kartą skanaus.